Tai visgi, jeigu aš esu vyriška moteris, ar man reikia tiesiog priimti ir nieko nedaryti, ar stengtis būti labiau moteriškai. Tai be abejo, to tinkamo visiems atsakymo nėra, bet pabandykit pamastyti tokią metaforą. Taip, aš esu vyriška, aktyvi, drąsi, ryžtinga, užsidegusi darbams ir veikloms ir taip toliau. Ir viskas yra okei. Viskas okei, ne, aš tai priemu tai savo savybės, bet jeigu aš padarysiu per didelį energijų skirtumą, tai yra, aš visgi esu moteriškoje energijoje, esu moteriškame kūne ir nenori, ta moteriška energija eina per fiziką, nes fizika tai yra energijos, pavadinkim tą galutinę nestotelę, tai nenori, yra tos moteriškos energijos. Ir jeigu aš padarysiu per didelį skirtumą energijų, tai reiškia, nerezonuosiu su savo pačios kūnu, kažkas tai pradeda kalbėti, tai yra atsitinka kažkas, nežinau, problemos, negatyvios situacijos ir taip toliau. Tai yra nerezonuoja patys visgi su savo fiziniu kūnu. Todėl mano suvokimo visgi taip, nereikia visiškai atstumti nuo savo tos vyriškos energijos, bet ir nereikia visiškai fanatiškai, aš čia vyriška moteris ir aš čia darysiu viską taip, kaip čia noriu. Tai visgi reikia prileisti tos energijos, kuri yra susijusi su moteriškumu.